Istoriniai lietuviai niekad nėra sukūrę nieko didingesnio. Simbolis jungianti seną Lietuvą su dabartinė Lietuva. Tobuliausia teisinė sistema tuo metu egzistavusi Europoje. Trečiasis Lietuvos statutas buvo išskirtinis tuo, kad bajorija jį pati kūrė, prisidėjo prie jo kūrimo ir tai yra vienas išskirtiniausių bruožų to meto Europoje. Kartu trečiasis Lietuvos statutas, manyčiau, yra simbolis jungianti seną Lietuvą su dabartinė Lietuva. Prisiminkime, mūsų šiandieninės konstitucijos preambulėje yra įrašyta, kad mes remiamės Lietuvos statutų tradiciją. Lenkų teisės istorikas Juliušas Bardachas yra pasakęs, kad trečiasis Lietuvos statutas yra geriausias kodeksas arba tobuliausia teisinė sistema tuo metu egzistavusi Europoje. Aš manau, kad tai unikalus leidinys, kuris savo turiniu ir kokybę pralenkia laiką. Statuto modernumas atsispindi tame, kad jame labai aiškiai ir labai taip argumentuotai parašyta, kad negalima persekioti žmonių už jų religinius įsitikinimus. Ir tai Lietuvoje veikia. Tuo metu, kai Europoje vyko religiniai karai, kai ten daug žmonių mirdavo, pas mus Lietuvoje tokių suiručių nebuvo. Trečiasis Lietuvos statutas veikia nuo jo įsigaliojimo dienos ir, kas įdomiausia, pergyveno senąją Lietuvos valstybę. Jis gyvavo daugiau nei 250 metų. Priežastis, dėl ko jisai taip ilgai galiojo, statutas nebuvo parašytas valdovo ar nuleistas žemyn. Pati tauta parašė savo teisę. Pilietinė visuomenė pati save valdė, remdamasi statutu. Kuomet mes kalbam apie viduramžius, ypatingai neturime daug tų artefaktų, neturime daug išlikusių vietų, tai šis statutas ir jo atsiradimas yra tikrai itin reikšmingas įvykis, sakyčiau, visoje 30-mečio Lietuvos istorijoje. Istoriniai lietuviai, tie lietuviai, kurie buvo pradėti, kurie vadina save lietuviais, niekad nėra sukūrę nieko didingesnio už statutą, jeigu mes kalbam apie intelektualinį produktą. Tai brandžios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinės visuomenės atspindys XVI amžiuje. Senoji istorija gali atrasti vietą mūsų kasdienoje ir vesti šiuolaikinį jauną teisininką istoriniais Lietuvai svarbiais teisiniais keliais. Žymiausias Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų teisinis paminklas pagaliau prabyla lietuviškai.